Tai sveiki atvykę kolegos į šios dienos diskusiją. Diskusija skirta apžvelgti sandorių rinką, sandorių įsigijimų ir susijungimų rinką, kokia buvo praeitais metais, kokia šiais metais tikėtinai bus. Ir man labai džiugu, kad šios dienos diskusijoje mes turim garbingus pašnekovus, kurie ne tik pakalbėti gali, bet ir daro tos sandorius ir dirba su jais. Tai noriu pristatyti Julijų Grigaliūną, Porta Finance vadovaujantį partnerį. Tai turbūt vienas iš aktyviausių ir solidžiausių patarėjų tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, planuojant ir įgyvendinant sandorius. Sveiki, Julijų. Taip pat labai malonu šitoje studijoje kalbinti Deimantę Korsakaitę, kuri taipogi vadovaujanti partnerė Invaldos INVL Private Equity Growth Fund. Sveiki, Deimantė. Na ir aš, Irmantas Norkus, advokatų kontoros Cobalt partneris, kuris taip pat dirba su sandoriais, jei ne kas dieną, tai kas antrą. Tai sveiki kolegos atvykę ir aš turbūt pradėsiu nuo trumpos įžangos ir apibūdinimo, kas įvyko arba kokie buvo praėjusiai metai. Tai nepaisant visų iššūkių ir makroekonominių ir geopolitinių, praėjusiai metai buvo darbingi ir aktyvus. Ir iš viso per Baltijos šalyse mes suskaičiavom 150 sandorių, tai yra po 3 sandorius per savaitę. Tai yra tikrai nemažas skaičius, bet jis netoks didelis, koks buvo prieš 2 metus, kada buvo turbūt rinkos pikas ir mes skaičiavom rekordinį sandorių skaičių 170. Tai nepaisant to, kad praėjusiai metai buvo lėtesni negu rekordiniai, bet jie yra gerokai aktyvesni negu iki pandeminiai. Tai vadinasi, turbūt mūsų Baltijos šalių rinka pasiekė tam tikrą brandos lygį, kad jau geba sukurti tų galimybių ir sandorių tiek, kad tai yra kur kas daugiau negu buvo prieš 3 metus. Taip? Tai mano tokia įžvalga, kad sandorių mažiau, bet tikrai pakankamas kiekis. Ir jeigu žiūrėti per capita, tai Baltijos šalis turbūt jos yra netgi aktyvesnės rinkos negu rytų ir vidurio Europą. Tai Julijau, tavo manymu, ar 23 metai jie buvo kažkokie ypatingi ir ar mes tą tendenciją sandorių mažėjimo stebėsim šiemet ar atvirkščiai? Ne, nebestebėsim, aš taip manau. Ir matau, kad nebestebėsim. Šiaip tai panašiai kaip prieš 3 metus, bet tikrai kur kas mažiau nei prieš 2 metus ir kur kas mažiau nei prieš 1 metus, turbūt taip galima būtų pasakyti. 21 turbūt buvo patys aktyviausi metai tiek ir Baltijos šalyse, tiek ir Europoje, tiek ir pasaulyje dėl įvairių priežasčių. 21 metai tikrai buvo, turbūt per paskutinį 10-metį pasiliks kaip vieni aktyviausių metų tiek M&A rinkoje, tiek fundraisingose ir IPO rinkoje irgi. O priežastis, man atrodo, buvo akivaizdžios. Praeitais metais buvo pirmi metai, kai palūkanos buvo nebelabai žemos. Jau nebedegino žmonėm bankuose depozitai neigiamomis palūkanomis, ilgalaikės palūkanos irgi paaugo, jos paaugo dėl infliacijos, dėl visų kitų tų priežasčių, kurias mes žinom. Ir gavosi situacija, kur pirkėjai skaičiuoja naujomis realijomis vertės ir kainas, o pardavėjai dar vis nori to, ką jie norėjo prieš metus. Tai lūkesčių išsiskirimas ir... Čia pagrindinė tokia, man atrodo, tema to praeitų metų. Toks išsiskirimas, kas norėjo ir kaip mes, tiesą sakant, prisipažinsiu, tikėjomės, kad praeiti metai bus tokie, kur mes truputėlį pailsėsim. Nes prieš tai buvo labai aktyvūs metai. Bet taip nebuvo. Sandoriai vis tiek vyko, tik tai jie neįvyko. Jie atsidėjo arba išsiskyrė lūkesčiai dėl rizikos, dėl kainos, visų šitų dalykų, kur tikrai aplinka pasikeitė labai ženkliai praeitais metais. Na, turbūt tos užuomazgos procesų jos leidžia tikėtis, kad procesai tęsis ir tai, kas nutrūko arba atsidėjo praeitais metais, gal pamatysim šiemet arba... Matosi, kad jie tikrai grįžta, tie dalykai niekur nedingo. Deimantė, gal tavo patirtis praėjusiais metais, jūsų fondas iš tikrųjų dirbo ar ilsėjosi, kaip Julijus sako? Ne, mes turbūt kaip privataus kapitalo fondas
fondas nesilsim niekada. Negalim ilsėtis, nes fundraisingas niekada nesibaigia. Pinigai niekada nemiega. Taip, tai nesilsim niekada. Ir iš tikrųjų praeitus metus vertinam kaip sunkesnius, nes kaip ir Julius sako, sandoriai vyksta ilgiau, daug daugiau reikia tiesiog pastangų tam, kad suderinti pirkėjo ir pardavėjo lūkesčius, vis daugiau atsiranda tokių struktūravimo galimybių, kada susijai ten pirkimo kainą su ateities rezultatais. Ne visiems pardavėjams tai yra priimtina, bet mums iš tikrųjų metai buvo aktyvus, mes padarėme 2 platforminės investicijas. Vieną tiesa užbaigėme šiais metais, tai paskelbta įsigijome Galintą visiems būtent Lietuvoje žinoma, bet be kita ko padarėme įsigijimą Lenkijoje ir iš tikrųjų eilę papildomų įsigijimų, papildomų įmonių, būtent plėsdami savo esamą portfelį per papildomus įsigijimus. Tai metai buvo aktyvus, manau, tiek mums, tiek kitiems privataus kapitalo fondams, nes pinigai niekada nemiega ir privalai dirbti visomis sąlygomis, tiek kai aplinka yra gera, tiek kaip aplinka man tai įdomu tos prielaidos, apie kurias kalbėjo Julijus, kad aukštų palūkanų zonai atsiranda didesnis netikrumas, kaip tas biznis, kuris perkamas, funkcionuos ir kokias grąžą generuos ateityje. Tai aš nežinau, jūsų ta logika, ar jūs nesibaiminot, ignoravot, ar tiesiog tas įsigijamas verslas buvo toks aiškus, kad čia yra geras pirkinys. Neignoruoji nieko, baiminėsi visko. Tačiau mes visada investavome labai konservatyviai ir iš tikrųjų pertikrini įvairias investavimo tezes. Na ir aišku, savaime turi būti tikras, kad tavo įsigijama įmonė bus pajėgi tiesiog aptarnauti pabrangusią smarkiai skolą. Bet kaip ir Julius minėjo, tai reiškia, kad tu negali mokėti tiek, kiek mokėjai prieš tai, nes tiesiog tavo įsigijimo kaina jau yra visiškai. Jo, ir čia tai matai ne vien tik tai, aišku, žinoma, kaip įmonė tai įtakoja, bet kaip ir įtakoja kaina, tas palūkanos, nes viskas prasideda nuo to, ką tu kada gali veikti su pinigais, ir kito gali investuoti į vyriausybės obligacijas, jos dabar jau... Tai kalbant apie kainas, aš nežinau, Deimante, ar jūs galite atskleisti, kiek mokėjot už Galintą ir ta kaina ar nudėrėta smarkiai, ar tai įmonė galės aptarnauti skolą? Įsigijimų kainų nekomentuoja. Gerai, gal tada, Juliau, tai žodžiu, 23 metai, gniauštose didelių palūkanų ir natūralu, kad tiek turbūt visam pasaulyje, Europoje ir Baltijos šalyse įsigijimų skaičius sumažėjo. Tarp kitko, aš irgi žiūriu į statistiką ir Lietuva atkartoja praktiškai idealiai Europos įsigijimų dinamiką, -12% sandorius. Jie, -12 turbūt sandoriais, ar ne? Jeigu vertė pasižiūrėsim, tas minusas bus kur kas didesnis. Kur kas didesnis, tai -56%. Kažkur tai padarė. Taip. Nes mes kažkaip tai pasižiūrėjom, kad turbūt jų buvo apie 800 milijonų, galbūt kažkas tokio sandorių Baltijos šalyse, skaitant turbūt ir fundraisus, galbūt, jas sakant. Kai prieš tai, tenais, man, 21 metais prieš 2 milijardų, tos mes skaičiuodavom. Ir tie sandoriai, jie, tarp kitko, pasikeitė labai stipriai, nes jeigu mes matėm milijardinius sandorius, ne, prieš 3 metus, prieš 2 metus, tai mes dabar jų nematėm. Taip. Tai palikim 23, palikim praeičiai, pakalbėkim, kas mūsų laukia. Tai minėjai, Juliau, kad ta dinamika tikrai pasikeis ir mes nematysim mažėjančios, turbūt, sandorių skaičiaus kreivės, bet jie stabilizuosis arba pakeis kryptį. Jeigu neskaičiume, tai vertė tikrai. Jo, vertė mums svarbiau yra, bet čia vien tik ne vien mano nuomonė. Tiesą sakant, praeitais metais matėm, kad ir pasaulinį, gal ir pas jūs panašiai. Aš gal tik tai noriu paklausti, kodėl jums vertė svarbiau, o neskaičiumi. Mums, pavyzdžiui, teisininkams, kurie darbą dirba, mums skaičiami yra kur kas aktualiau. Jo, mes bandom gal geresnę kainą, jeigu pardavėjo pusėje ir vertė mums svarbu. Bet praeitais metais, tiesą sakant, tiek pirkėjo, tiek portfelio pusėje daug kas nusistumė, nes jeigu mes pažiūrėtume, man atrodo, rizikos kapitalo fondai pasaulyje irgi daug labai pinigų yra sukaupę ir labai mažai exitų padarė praeitais metais. Tai nei pardavė, nei pirko.
praeitais metais. Taip nesitęs ir yra ir tyrimai, apklausos, didžiausios fondų, kaip jie mato ateitį, jie žino, kad taip negali tęstis, jie negali sėdėti ant aktyvų. Tai dabar prasideda išėjimo etapas, taip? Išėjimo etapas, nes jiems reikia daugiau ir parodyti išėjimų tam, kad kelti naujus fondus. Taip, rodyti rezultatus labai gerai. Tada klausimas Deimantė, išėjimo etapas, ar tas etapas atėjo ir jūsų fondams, nes jūsų fondas kada turbūt buvo? 2019 metais pirmas platinimas. Tai yra prieš 5 metus, tai yra pats turbūt metas jau dabar tuk ir ruoštis išėjimui. Tai čia ne paslaptis arba vieša paslaptis, kad fondas irgi galvoja, masto, planuoja, ruošiasi pardavimui Ekobaltijos. Tai aš neprašysiu nei patvirtinti, nei paneigti, bet jeigu tai būtų, tai ar jūs galvojat, kad dabar yra tinkamas metas išėjimams? Kada yra tinkamas metams išėjimams? Kaip kad pats pradėjai, ar ne? Tai yra, mes esam privataus kapitalo fondas. Investicijas laikome 5-7 metus. Visas iki vienos investicijas parduosime. O būtent Ekobaltiją užauginome, žiūrėk, ką mes nusipirkome įmonę Latvijoje, 70 milijonų eurų pajamų generuojančią, ir tai priklausomai nuo metų 6-8 milijonus EBITDAS. Ką turime šiandien? Tai turime grupę veikiančią Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje. Pernai metai sugeneravusią 220 milijonų eurų pajamų ir 30 milijonų eurų EBITDA. Ir visuomet ateina metas, kada tu dar galvoji, ar aš dar galiu sukurti vertę, nes mes būname tol, kol galime sukurti vertę. Taip. Ar iš tikrųjų atėjo metas, kada vertę jau gali sukurti didesnis akcininkas negu esi tu, ar ne? Ir ką mes galvojam, tai ne metai, kada tau reikia pasitraukti. Aišku, ką Julius minėjo, mes negalim sėdėti ant aktyvo amžinai, bet tinkamiausias metas pasitraukti yra tada, kada jau matai, kad vertę gali sukurti didesnis akcininkas, o tu jau iš esmės padarai viską, ką galėjai. Ir daug įmonių yra tokių turbūt kaip jūsų, kur tai iš tikrųjų jau sukurta daug vertės yra. Ir dabar tu metu, kai žiūri, kaip rinkoje stovės ta kaina. Taip, tiesiog klausimas, kada kaip. Tai gerai, mes tada dabar peržengėm prie įdomios temos, jeigu teigiame, kad yra išėjimo dabar etapas ir fondai spaudžiami pardavinėti tai, ką jie sukūrė ir užaugino vertę, taip? Viena. Antra, tada sąlygos nėra ypatingai palankios. Jeigu mes praeitais metais turėjom smukimo metus dėl makro, tai ar galima pagristai tikėtis geros kainos šiais metais? Čia yra lūkesčio turbūt susitikimo. Ir plus, jeigu yra dar parduodama ne vienas, o keli turbūt taikiniai. Ir vadinasi, yra konkurencija dėl pirkėjų pakankamai tokia didesnė. Tai nenoriu skambėti kaip pesimistas, bet daugiau realistas. Ne? Ir kokios, tarkim, kainos jūs tikitės? Aš įsivaizduoju, kad neparduosit už kainą. Tai akivaizdu, kad nepardavinėsi, nes tas, kad yra spaudžiami, tai kaip Julius teisingai pasakė, reliatyvu. Mūsų investuotojai jie yra kantrus. Tai iš tikrųjų, jeigu negali gauti geros kainos, tu turbūt ir nepardavinėsi. Tai manau, kad čia yra absoliučiai neginčiama. Bet jeigu taip apibendrinant, žiūrėk, jeigu tai yra augantis verslas, jeigu tai yra finansiškai stabilus verslas, galintis aptarnauti dar didesnę skolą, negu kad šiuo metu jinai yra, jeigu tai yra stipri vadovų komanda, ir jeigu tai yra verslas jau pasiekęs tam tikrą lygį, tarkim, kaip pavyzdys Ekobaltija, kur jau turime 30 milijonų eurų EBITDA, tai jinai pritraukia absoliučiai kitus pirkėjus. Tai yra nebevietiniai pirkėjai, tai yra kapitalas ateinantis iš užsienio rinkų. Ir pats Julius teisingai paminėjo, yra daug tų įskaitant privataus kapitalo fondus, kurie tiesiog neinvestavo labai daug pernai metais. Ir, iš esmės, kapitalas laukia gerų taikinių. Ir tokie taikiniai savo vertę, mano vertinimu, išlaiko nepriklausomai nuo rinkos sąlygų. Šaunu, aš irgi labai norėtųsi sulaukti vėl pirmosios kregždės didelio sandorio ir 100 milijonų plus, kuris
turbūt patvirtintų, kad tai yra rinka, kuri įdomi užsienio arba tiems užjūrio investuotojams, taip, nes įsigyti įmonę, kurios EBITDA 30 milijonų, turbūt mes čia vietinių fondų ir nelabai turim, ar ne, kurie galėtų būti pajėgus vieni tokį sandorį finansuoti, tai jau tikrai reikia tokio didesnio žaidėjo. Tai tų tokių žaidėjų pasirodymas arba patvirtinimas, kad taip šitoje rinka, tai būtų labai, labai gerai ir sveikintina. Ir Juliau, iš to, ką tu, sakykime, jauti arba žinai, tai kokia tikimybė, kad mes sulauksim tų didžiųjų sandorių, tai yra 100 milijonų plus sandorių šiais metais, ne? Nuo 0 iki 10, pažaiskim šitą žaidimą, kokia tikimybė tai yra. Tikrai bus, nebejoju. Tai tikrai tai 10 tada vadinasi. 10, jo, sakyčiau. Tikrai bus, matosi daug ir paskelbtų jau yra tų norų parduoti. Ir gandų lygyje, man atrodo, daug yra tiek ir pažiūrėjus į visus rizikos kapitalo fondus, kiek jie turi tų įmonių, kiek jos jau yra prabuvusios portfelyje, kiek ten yra sukurta vertės. Ateina laikas, jau tikrai mes skaičiuojam daug tų sandorių, kur bus ir tuo labiau yra ir pažengę procesai, kur dideli sandoriai irgi eina į galą, kažkokia tai tikrai bus. Visokių ten tų baimių ir verčių išsiskyrimų yra ir jie lėčiau truputėlį vyksta, bet bus. Ir paminėjai baimės, tai gal iš tikrųjų pakalbėkime apie tą dramblį kambaryje, tai yra baimė karo, taip, ir mes šitos temos stengiamės išvengti, bet neabejotinai turbūt investuotojas jisai vertina ir geopolitinės rizikas mūsų regiono. Tai aš manau, šalia esantis arba mūsų kaimynai, arba tam pačiam regione veikiantis investuotojai, jie labiau valdo informaciją ir jie yra drąsesni ir mažiau bijo. Ir dabar, kur mes matom sandorius vykstančius, tai yra išskirtinai vietiniai arba kaimynai perka kaimynus. Taip, lietuviai investuoja Lenkijoje, Lenkai perka čia, skandinavai galbūt parduoda, vietiniai perka, tai yra daugiau regioninio tokio, sakykime, lygio sandoriai. Tai mano klausimas tau, tu kadangi vis tiek dirbi ir su tais tolimo užjūrio, sakykime, investuotojais, tai kaip jie vertina, ar yra ta grėsmė, kaip raudona vėliavėlė, red flagas pas juos ar ne? Ja, kas tikrai tiesa, kad to klausimo dažniau sulaukia, nei norėtųsi sulaukti. Ir jį dažniau reikia atsakinėti, negu kad norėtųsi atsakinėti. Bet mes dirbam su investuotojais, sakykime, kuriems svarbu žinot, kas iš tikrųjų bus, arba bent jau atspėt, kas iš tikrųjų bus. Ir jiems reikia išfiltruoti labai daug triukšmo, kurį jie girdi. O triukšmo yra tikrai labai daug. Tai mes turim specializuotą netgi geopolitikos komandą Londone, ruošą lankau. Organizuojam investuotojam pokalbių su geopolitikos ekspertais. Ir tikrai to anksčiau nebūdavo, kad tie giliai įlindusi, bet galiu paslapti išduoti, karo nebus. Nebus karo. Jo nebus dėl daugelio priežasčių ir mes, man atrodo, investuotojai sugebam gudrius pinigus. Tikrai, manau, sugebam įtikinti, kad jiems nereikia šito regiono bijoti daugiau negu bet kurio kito regiono, ar vidurio rytuose, ar tolim Trečių Azijoje, ar kitur. Čia jisai nėra labiau rizikingas, čia yra daug triukšmo dabar ir jisai suprantamas triukšmas, nes tiek politikam, tiek visuomeniai reikia mobilizuotis ir didinti savo atsparumą. Tam reikia parodyti grėsmės paveikslą ir mobilizuoti visą aplinką. Tai tas yra viskas sveikinima ir tai didina mūsų saugumą. Bet investuotojams reikia atspėti, kas bus iš tikrųjų. Manau, šitą vietą jie nenori palikti grąžos kitiems, jeigu jie mato, kad tos rizikos iš tikrųjų tai nėra. Taip. Čia jau klišė tapo ta nuvalkiota Buffetto frazė, kad nėra geresnio laiko investuoti kaip karas. Ne? Ir matyt, kada visi bijo, tai atsiranda tos galimybės. Bet vien dėl šios, sakykime, menamos ar diskutuojamos viešai grėsmės, turbūt labai svarbu, kad tie pirmieji sandoriai įvyktų. Ne?
Ir kaip jūs toli nuo savo išėjimo, sakykime, yra kažkoks išėjimo, aš turiu omeny tą viešai diskutuotą situaciją, ar tai yra planuojama metų pabaiga, ar vidurys labiau, ar... Tai net nebūtinai ši konkreti situacija, apskritai mes numatome, kad tam tikrų pasitraukimų iš tam tikrų savo portfelio investicijų galime tikėtis šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžioje. Ir tai taip pat susiję ir su tuo, ne tik su tuo, kad tiesiog sukūrėme labai reikšmingą vertę, ar ne, bet pasitraukimai iš investicijų labai padidina pasitikėjimą investuotojų pačių regionų. Nes visos, kaip kalbėjau, mūsų investicijos, bent jau seniausios, ne, tai jos net ne 100, tai yra 200 ir 300 milijonų ribose vertės. Ir mes pasiryžome, užsidėjome savo ambicingą tikslą rinkti antrąjį privataus kapitalo fondą. Tai yra natūralu, pirmasis baigė savo ciklą, tai renkame antrąjį ir tai bus didžiausias kada nors šalyse Baltijos surinktas privataus kapitalo fondas. Tai siekiame surinkti 250 milijonų eurų ir pirmąjį platinimą paskelbti dar iki šių metų pabaigos. Tikėtumėmės rudenį, kas reiškia naujus 125 milijonus atsiradusius rinkoje. Ir visa tai yra susiję. Nes tu padarai sėkmingus egzitus, ateina naujas kapitalas naujiems darbams ir naujoms portfelio investicijoms. Puiku. Tikrai geros naujienos, kad kapitalas, jisai mato galimybių Baltijos šalyse ir naujasis fondas dirbtų Baltijos šalių rinkose. Ar tai būtų plačiau jau ir... Galbūt šiek tiek plačiau Baltijos šalis išlieka, Lenkija, bet Baltijos šalis išlieka to tokių bazinių namų rinka. Ir labai gerai. Ambicija super 250 milijonų nauji skaičiai, tai labai smagu. Dabar tiesiog mano trumpas klausimas, kaip sentimentas tų investuotojų į fondus, ir kaip sekasi tą naują kapitalą pritraukti, nes turbūt nepaslaptis, daug yra tokio skepsio ir fondų valdytojai, kurie dirba su nekilnojimu turtu, jie kalba, kad dabar atvėsis interesas ir tie asmenys aukšto kapitalo arba vertės, jie vengia to didinti savo pozicijas Baltijos rinkose. Tai aš nežinau, ar jūs jaučiate tą tokį konservatyvizmą. Jeigu tą būtumėm pradėję daryti 21 metais, aš sakyčiau, kad tai nėra labai ambicingas tikslas. Dabar tai yra super ambicingas tikslas, nes iš tikrųjų iš užsienio kapitalą pritraukti į šitą regioną yra tikrai sudėtinga ir kaip Julius minėjo, tą triukšmą kažkaip reikia filtruoti ir filtruoti nėra lengva, tačiau vietinis kapitalas, aš manau, jis toliau pasitikė šitomis Baltijos šalimis ir manau, kad su vietiniu kapitalu. O jūsų investuotojų struktūra, pavyzdžiui, užsienio ir vietinio, kiek yra ta proporcija? 30-70. Taip, turbūt. Arčiau. Ir turbūt ir užsienio investuotojai, žinai, kurie yra investavę jau Baltijos šalyse, jie visiškai nebijo. Netgi, kai kalbėsiu su tais pačiais fondais, kurie čia yra investavę, jų daug yra pakankamai, infrastruktūros fondo, taip toliau. Didelių pasaulyje, jie sako, niekas kitas išskyrus Baltijos šalis čia nebijo, kad jiems bus grės kažkokia kita rizika. Bet kai kalbės naujais investuotojais, kurie dar neinvestavę ir iš toliau, tada jiems šitie klausimai kyla ir jiems reikia suprasti geriau. Jie tie, kas jau čia yra, atsakyti savo klausimą, kodėl čia, o tas atsakymas gali būti tik graža. Ir galbūt tie, kurie čia yra, ne vien save apgaudinėja, ta prasme, arba meluoja, arba žodžiais tik tai sako, jie iš tikrųjų daugiau pinigų skiria papildomam investicijam čia. Tai mes tą matom, kai jie padaro platformą, jie toliau perka visokius kitokias įmonės aplinkui ir mes... Gerai, čia labai įdomu, bet mes trysia nusprendėm, kad nebejojame, jo karo nebus ir čia yra tik galimybės, bet ne kažkokios grėsmės. Taip, dabar šiek tiek atgal arba iš šona, Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija. Ir tradiciškai Lietuva ir Estija turėdavo panašų sandorių skaičių visą laiką, labai jos greta, Latvija buvo perpus mažiau. Tai kaip jūs, arba tu, Juliau, matai, ar išliks tas paritetas Latvijos, Estijos, ar vis dėlto, Lietuvos, Estijos, ar vis dėlto Lietuva turi tą tokią derlingesnę
Mes visą laiką jas visas žiūrim kaip vieną rinką, tas 3 rinkas, nes įmonės dažniausiai, kai jos pasiekia tą exito lygį, kaip ir Rimantė kalbėjo, man atrodo, jos tampa Baltijos šalių ir ten, kuriai šaliai ją priskirsi, labai sudėtinga yra. Bet kažkiek tai matosi tų ekonominių skirtumų, Estija visą laiką buvo kažkaip tokia aktyvesnė rinka iš tikro ir dabar truputėlį turi didesnę recesiją nei kitos ir jie kažkaip labai surūpinę ekonomiką savo labiau yra. Kas truputį laikinas klausimas yra. O Latvija iš tikrųjų būdavo kažkaip tai, gal dėl to, kad vietinio kapitalo ten buvo kitokia struktūra, ten gal buvo jo mažiau vietinio. Gal rūkis nėra toks diversifikuotas. Yra augimo mažiau, toj Latvijai buvo, nes jeigu štai paėmus tą trajektoriją 15-20 metų, tai matos, kad jie gerokai atsilieka nuo estų ir lietuvių. Ir sandorius sudaryti yra sudėtingiau. Taip. Tai va, tai man atrodo, kad tas tendencijos išliks ir Lietuva ir Estija puikiai, Latvija per vidurį. Gerai, kalbant apie sandorių sudarimą ir procesą, ne, tai nežinau, mano patirtis yra tokia, kad mes matom daugiau nutrūkstančių sandorių ir nutrūkstančių ne po due diligence patikrinimo fazės, bet per dėrybas ir tiesiog atviesta pirkėjas, ne, arba pardavėjas nėra linkęs, sakykime, prisimti dalies rizikos susijusios su ateitimi įmonės. Ne, nes dabar neretai pirkėjas perka ir moka dalį kainos 2/3, o 1/3 atidėdamas ir sėdamas su ateities rezultatais yra tikėdamasis to earn-outo ir natūralu, kad nepriimtina tai pardavėjams ir mes matom, kad tos temos jos dažniau tą išverčia vežimą. Tai mano klausimas, ar iš jūsų patirties abiejų tas sandorių sudarimo procesas, jis yra sudėtingesnis, klampesnis, rizika nepasirašyti, neužbaigti yra didesnė ar ne? Kaip jūs dabar, matot, per pastaruosius 6 mėnesius? Iš mūsų patirties yra daug sudėtingesnis ir klampesnis, trunka gerokai ilgiau, diskusijos prie stalo jos yra irgi sudėtingesnės, būtent dėl to, kad pardavėjas kaip ir dar gyvena prieš tuos 2 metus buvusiomis kainomis, jaučia tą šilumą būtent 21, o tu tai to šilumos nejauti, tau ir skola brangesnė, ir rizikos pasikeitusios, tai iš tiesų tikrai trunka ilgiau, viskas yra sudėtingiau ir jeigu mes norim sėti... O ar nautų daugiau ar ne? Tikrai taip. Daugiau, tikrai taip. Ir kaip netgi, man atrodo, tavo klausimai buvo tas, kad dėrybų stalas, dėrybos, visas tai jau mums suponuoja, kad jau kažkas tai ne taip gerai yra. Nes jeigu pažiūrėsi 21 metų sandorius didžiosios, kuriuos davėm, dėrybų stalo nebuvo. Ne, tai viskas ten remote. Net ir remote dėrybų stalas vykdavo 6 valandas kartais, ar ne? Procese viskas susidrėdavo ir tenais ir teisininkai mažai darbo likdavo gale, nes reikėdavo pirkėjam surasti tą ir nebuvo laiko iš tikrųjų tos baimiai perimti godumo jausmą. Nes čia visą laiką dėrybos tarp baimės ir godumo. Jeigu pasijaučia pirkėjas, kad jisai vienintelis ir jau permoka ir niekas jam čia nesibeldžia už jo sekantis. Tada jis nori dar daugiau. Ir jis išsigąsta, ar jisai nepermoka. Taip toliau, natūralu, čia tas winner's curse dalykas, kuris... Bet čia natūralu, Juliau, nepriklausomai nuo rinkos sąlygų, kuo ilgiau vyksta procesas, tuo daugiau atsiranda, ką persidėti. Bet gerojose rinkos sąlygose procesai trumpesni, konkurencija didesnė ir nėra laiko, kada išsigąsti iš tų dalykų ir žinai, kad kitas paims ne tu. Tai tada čia pirkėjai būna kitokios dinamika. Taip. Tai žodžiu, iš tikrųjų procesai tokie ilgesni ir klampesni, nes pirkėjų yra mažiau. Bet iš tikrųjų tikėtina, kad mes dabar matysim tą pokytį ir didesnių sandorių. Daugiau ir tada daugiau sandorių pritrauks daugiau pirkėjų, nes tada dėmesys yra rinkai, tada daugiau ramybės ir, žodžiu. Kas palūkanos truputėlį sumažėjusios jau yra. Taip, nes iš tikrųjų lūkesčiai dėl pasikeitė truputėlį nuo metų galo. Ne? Tai palūkanos jos
sumažėjo, pakilo, bet vis tiek yra žemiau nei pernai. Ir jeigu pernai mes turėjom situaciją, kur pakilo palūkanos kiek kokius 2-3 procentiniais punktais, ar ne, tai pats tas pasikeitimas žmonėms buvo labai didelis ir lūkesčius reikėjo daug keisti. O dabar, kai jos truputėlį sumažėjo, tai sakykime, pirkėjų įvertinimas pakilo, pardavėjai dar vis gal ta šiluma mažėja nuo 21 metų. Irgi artėja. Ir to mums kažkaip tai kyla toksai mintis, kad bus geriau. Bus geriau. Ir tada paskutinis klausimas apie sektorius. Tada Baltijos šalyse, kaip tu galvoji, kurie tie sektoriai aktyviausi ir kokios įmonės dabar patraukliausios paperkamos? Jo, visas vartotojai susiję turi tam tikrų tokių, sakykime, vėjo šešėlių, nes infliacija yra sumažėjęs truputėlį vartojimas, bet jisai man jau yra kurį laiką sumažėjęs ir matosi, kaip jisai ir mes išlipsim iš tos duobės. Tai užtat investuotojai čia jau, man atrodo, šitą dalyką pražės, tai bus tvarkoj. Telekomunikacijos visą laiką yra aktyvus sektorius ir Europoje aktyviausias turbūt. Nemanau, kad technologijos, TMT. Jo, ir telekomunikacijos technologijos, visas šitas dalykas, infrastruktūra ir tas irgi jai padeda palūkanos žemesnės ir pirkėjai visą laiką yra čia, nes kai yra skolos mums daug yra. Tavasme, vietinės, išorinės, visos skolos daug, kainos klausimas tik tais. Energetika yra įdomus toksai dalykas, nesinaujinančią energetiką, nes mes truputį turim, tai mes kažkaip tai paskaičiavom ir sudėjom tos skaičius, jeigu mes gyventumėm visą tą atsinaujinančių energetikos, kiek yra išduota leidimų visus tos, jie įsigyvendintų, tai mes patenkintumėm poreikius iki 2050 metų, ar ne? Ir iki 50 metų yra laiko. Ir čia yra daug sektoriaus tokių problemų ir kitų klausimų, dėl ko tas bumas kapitalo intensyvioji industrijai, kaip atsinaujinanti energetika, jisai turi truputėlį susikoreguoti, nes tiek aukštesnės palūkanos mažina, tiek didelis naujas projektų antplūdis pamažina kainų prognozes, elektros kainų prognozes ir panašiai. Tai čia gali būti tikėtina, kad tų sandorių bus mažiau, matysim. Ten mes turim tokių situacijų, kur iš tikrųjų tai visi sandoriai, kurie yra vykę iki šiol Baltijos šalyse, jie nėra iš tikrųjų tokiam brangiam lygiai, kaip jie turėtų vykti. Jie turėtų būti brangesni, bet mūsų rinkos struktūra biškai neleidžia atrakinti, sakykime, žemesnio kapitalo kaštų investicijų į šitą sektorių. Ir čia yra truputėlį tokie gal sektorių specifikos, dėl ko, ką reikėtų pakeisti, padaryti, eksportas, elektros jungtis, taip toliau šis kiti dalykai. Tai paskutinis klausimas, tada, Deimantė, jūsų fondas į kokius sektorius jisai orientuotas ir aš kalbu apie naujas investicijas, kur jūs ieškote. Ne? Galinta rodo, kad jūs gamybą žiūrit ir tai yra maisto produktai, pramonė. Ar yra energetika, jau Julius sako, neverta ten investuoti, viskas. Reikia pakeisti. Protingai mes tai sakėm. Bendras atsakymas tai, kad fondas yra generalistinis, tai investuojame į visas industrijas, bet turbūt daugiausia fokusas išliks būtent maisto gamyba ir perdirbimas, atliekų perdirbimas, plastiko perdirbimo ir bet kokių kitų produktų perdirbimo industrija, sveikatos apsauga ir kitos industrijos. Švarios, tas clean techas, jisai, man atrodo, visuose sektoriuose yra bendras toks tendencija į tą vis tiek. Clean techas ir gamyba dabar, pavyzdžiui, technologijų įmonės irgi yra tam tikra tendencija, kad vis daugiau mes matom sandorių tam deep tech'e, kur technologijos ir gamyba susijusios ir ar lazeriai, biotechnologijos, ar žodžiu, kita gamyba, kuri irgi vis sulaukia daugiau dėmesio investuotojų ir tokie taikiniai. Inovacijos visos jo, tikrai. Tai turbūt, kadangi mūsų laikas jau pasibaigė prieš 10 minučių, tai aš tada priverstas padėkoti už puikų pokalbį. Jis man praskriejo labai greitai, netikėtai ir matyt reikės metų pabaigoje
pabaigoje vėl susitikti ir patikrinti jūsų prielaidas ir kaip sekėsi. Jo, daug ko neįvardino, man atrodo, daug ką, bet daug ką pasilikom mintyse. Bet tada prašom mums asmeninę žinutę, galima užduoti klausimus, siūsti mums komentarus ir savo nuomonę. Bet man atrodo, visi sutarėm, kad kiti metai bus, šie metai bus geri. Ja, pliuks. Yeah. Tai ačiū labai. Ačiū. Dėkui. Ačiū ir man tai giliau.